Labas vakaras, dėkui, kad mus žiūrite. Šį vakarą matysite. Porto centro Žalgiris trenerio Dariaus Bernacko gyvenimo džiaugsmas kiekvienam padėti surasti tiesiausią kelią tobulo kūno link. Aš kaip treneris, aš turiu suteikti, kas įmanoma geriausia žmogui, kad jisai jaustų, kad jisai progresuoja, kad jisai tobulėja, žmogus pats atsirenka ir mato. Kruopščiai labai dirba, labai į kiekvieną žmogų, ar senas, ar jaunas, ar vyras, ar moteris, labai visi žiūri, viską pritaiko, labai stengiasi. Ir jauku, man gera čia, aš ateinu 5 kartus ir dar ateičiau. Žinomos spaudos fotografo Butauto Barausko darbų paroda ne tik skandalingos ir atgarsio visuomenėje sulaukusios, bet ilgą laiką viešumoje nerodytos fotografijos Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. Vilijos sporto ir rekreacijos klubo konkurso Judėk ir tobulėk renginio akimirkos. Naujausių kino filmų, spektaklių, būsimų parodų ir kitų kultūrinių renginių Alytuje pristatymas ketvirtadienio vakarą 19:30 min. Gera nuotaika atstoja 1000 žodžių. Tuo galite įsitikinti ir jūs, apsilankę žinomos spaudos fotografo Butauto Barausko darbų parodoje apie dievus ir žmones. Dar prieš Kalėdas prasidėjęs parodų maratonas Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje tebesitęsia. Praėjusią savaitę čia atidaryta žinomos spaudos fotografo Butauto Barausko darbų paroda apie dievus ir žmones. Bibliotekos direktorė Giedrė Bulgakovienė, pristatydama parodos autorių, neslėpė susižavėjimo jo darbais. Pirmiausia, tai yra žmogus, kuris žino, ką daro ir kodėl jis tai daro. Tai yra žmogus profesionalus fotografas, daug jau eilę metų dirbantis žurnale žmonės ir, kaip matom, fotografuojantis ne tik nugizliotas ponias iš to prašmatnaus luomo. Ši paroda į Dzūkijos sostinę atkeliavo alytiškės fotografės Zitos Stankevičienės iniciatyva. Ar prisimeni mūsų gerbiamą docentą Virgilijų Juodakį? Fanatiką, neeilinį, nepakartojamą žmogų, kuris galėdavo apie fotografiją kalbėti be sustojimo nuo ryto iki vakaro ir kuris prieš daugybę metų jau žinojo pasaulinės fotografijos tendencijas ir ypač vietą fotografijos spaudoje. Tai jo pagrindinė frazė buvo ta: gera nuotrauka atstoja 1000 žodžių. Taigi, pasižiūrėkime, kiek šiandien ant sienų būtų 1000 žodžių. Būtų tai džiaugiuosi, kad tave pažįstu, kad tu buvai kursiokas, toks pats rimtas, santūrus, mąstantis, koks ir išlikai šiandien ir į mūsų miestą atvežėjai daugybę darbų, kurių tikrai daugelis nenuvažiuotų pasižiūrėti nei kitus miestus. Ačiū tau. Pats autorius, pristatydamas savo darbus, teigė, jog Alytui turi labai daug sentimentų. Mano mamos tėviškė Dubių kaimas, Žaunieriškėse daug vasarų praleidęs. Ir Alytų žinau gan puikiai, nes tekdavo jaunystėje, tai ten pabūti. Tai va, man džiugu, kad šią parodą pristatau mamos tėviškiai. Netikėto ir įdomesnio požiūrio ieškantis autorius eksponuoja 10 metų rinktus kadrus. Per 60 ne tik skandalingų ir atgarsio visuomenėje sulaukusių, bet ilgą laiką viešumoje nerodytų fotografijų. Parodoje sustabdytas politikos užkulisių laikas, muzikos ir teatro pasaulio garsenybės, garsių žmonių psichologiniai portretai ir kasdienybės egzotika. Parodos kadruose susitinka ir 2 šalies prezidentai ir vienuoliai, ir per saulės užtemimą akimirksniu žūstantis strazdas. Šita paroda yra daugelio mano metų triūsas. Didžiuma dalis, aišku, Respublikos dienraštyje dirbti. Dabar jau 5 metų dirbu žmonių žurnale. Ir kaip matot, dauguma darbų turbūt ir yra iš laikraščio. Vis dėlto laikraštis yra dėkingesnė vieta.
fotografai, kadangi, matai ir socialinio gyvenimo, ir žymiai daugiau tu matai viską, ten fotografuoji ir nuo lavono iki prezidentų ir galų galia tai yra gyvenimas. Fotografo Butauto Borausko darbų parodą apie dievus ir žmonės Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje galite aplankyti iki kovo 31 dienos. Judėk ir tobulėk. Tokiu pavadinimu vykusiame renginyje, skirtame Lietuvos vardo 1000-mečiui, netrūko nei puikios nuotaikos, nei smagių šokių. Jau ne pirmus metus Vilijos sporto ir rekreacijos klubo organizuojamame konkurse dalyvauja paties įvairiausio amžiaus aerobikos, rytietiškų ir linijinių šokių gerbėjai. Praėjusią savaitę Švento Benedikto gimnazijos choreografijos salėje karaliavo aerobiko šokiai. Akį traukė žavingi rytietiškų šokių judesiai. Širdį džiugino su didžiausiu užsidegimu ir energija pačių mažiausių jų atliekami sportiniai aerobikos pasirodymai. Vilijos sporto ir rekreacijos klubo organizuotame konkurse dalyvavo ne tik šio klubo aerobikos ir rytietiškų šokių merginų ir moterų komandos, bet ir svečiai iš Veisiejų vidurinės mokyklos, Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos mokiniai bei Švento Benedikto gimnazijos merginos. Pasak renginio organizatorės Vilijos Ližauskienės, šio konkurso tikslas – parodyti savo ir kitiems, ką esą išmokė Vilijos sporto ir rekreacijos klubo užsiėmimuose, savo pavyzdžių uždegti kitus pamilti šokį ir, žinoma, smagiai praleisti laiką. Alytaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus specialisto Romualdo Zdanavičiaus nuomonė, tokių entuziastų dėka aerobikos virusas mūsų mieste neabejotinai plinta. Džiaugsmingiausios, vaikiškiausios ir perspektyviausios kompetentingos komisijos nuomonė tąkart pripažintos Sakalėlio pradinės mokyklos mergaitės, sušokusios smagų kaubojišką šokį. Veisiejų vidurinės mokyklos merginų aerobikos komanda su vadovė Jolanta priešakyje pelnė muzikaliausių, autentiškiausių ir artistiškiausių šokėjų nominaciją. Sportiškiausiomis konkurso dalyvėmis tapo Švento Benedikto gimnazijos 2 merginų komandos. O masiškumu ir žavingumu konkurso žiūrovus ir komisiją papirko Vilijos sporto klubo narės, sušokusios ne tik šiuolaikinės aerobikos, bet ir judesių grakštumu bei užkrečiančių rytietiškos muzikos ritmu parengtus šokių pasirodymus. Vilijos sporto ir rekreacijos klubas vienija per 100 narių, nuo 10 iki 55 metų. Čia merginos ir moteris leidžia savo laisvalaikį, užsiminėdamos pačių įvairiausių stilių aerobiką, nuo klasikinės, taibo, kovinės iki vandens aerobikos. O ieškančios harmonijos su savimi, savo kūnu ir supančiu pasauliu mokosi rytietiškų šokių meno. Šiandien vis populiarėjantis linijinių šokių užsiėmimai taip pat rado vietos Vilijos sporto ir rekreacijos klube. Kaip tik šiuo metu renkama nauja šokių grupė. Metas laidos rubrikai Sveikame kūne, graži siela. Ši romėnų poeto Juvenalio sentencija, ištarta prieš daugelį metų, gyvuoja ir šiandien. Ne veltui yra sakoma, jog kūnas yra šventykla, kurioje gyvena siela. Ir tik nuo mūsų pačių priklauso, kokią palankę aplinką jai skleistis ir žydėti mes sukursime. Norite gyventi sveikai, būti žvalūs, gerai leisti laiką? Sporto klubas – geriausia vieta pasirūpinti savo grožiu ir sveikata. Pats geriausias būdas atsikratyti spartaus gyvenimo tempo keliamo streso – ateiti į sporto centrą Žalgiris, geros savijautos ir sveikatos oazę. Nes čia yra galimybė vienoje vietoje treniruotis pačiais įvairiausiais būdais.
Visi užsiiminėjantieji tvirtina, jog sportuodami jaučiasi žymiai geriau, yra geresnės nuotaikos. Optimalus fizinis aktyvumas mažina ir sveikatos rizikos veiksnių įtaką. Prijaučiau sportui visuomet, bet šiaip intensyviai sportuoju kokie 3 metai. Žaidžiu lauko tenisą praktiškai kiekvieną dieną 5-6 kartus per savaitę. Ir klube, 4 mėnesis irgi 5-6 kartai į savaitę. Tiesiog norėjau patobulinti savo kūno linijas ir nutariau sportuoti, tai buvo prieš 1,5 metų. Iš tikrųjų daugiau energijos įgavau ir nuotaika pasitaisė ir džiaugiuosi. Čia sportuoju kokie 2 metų. Tėjau sportuoti dėl to, kad mečiau rūkyti beveik prieš metus laiko ir baisiai į masę įaugau. Po pusės metų matosi, aišku, akivaizdžiai rezultatai. Numečiau visą pilvą, kurį buvau užauginęs. Ir kaip trenerė sako, kiek treneris, kad išdeginau beveik visus riebalus, dauginau gal raumens daugiau, kažkiek tai. Esu patenkintas, todėl kad pagerina visą gyvenimo būdą kitokį, kaip dadėtų spalvų gyvenime. Anksčiau jaunystėje teko šiek tiek sportuoti, po to buvo darbas ir sporto nebuvo, o dabar mačiau, kad reikia grįžti ir žiūrėti savo sveikatą, rūpintis. Iš tikrųjų tikslų tai yra labai daug ir dėl grožio, ir dėl savijautos, ir dėl geros nuotaikos, energijos ir šiaip labai dėl visko. Aš sportuoju visą gyvenimą. Nuo 9 metukų pradėjau sportuoti. Jau 12, 13 jau sportavau stipriai, 14 profesionaliai. Mokiausi Kūno kultūros akademijoje, baigiau dziudo trenerės specialybę, kaip ir sportas ir nedingo iš mano gyvenimo. Vienu metu su sveikata, kada buvo pablogėjimas, tai porą metų nesportavau beveik visai. Ir kada po truputėlį pradėjau nuo aerobikos, ieškojau ilgai klubo savo Alytuj ir čia radau. Pradėjau aerobiką, įsiliejau į sporto salę, į treniruoklius, kurių anksčiau galvojau, kad nemėgau. O pasirodo, iš tikrųjų labai patinka man. Sportavau nuo pat paauglystės, bet taip su pertraukom. Tai pasportuoji, tai vėl nesportuoji, pasportuoji, tai vėl. O dabar jau taip ilgiausias laikas, kada sportuoju, tai pusę metų, būtent Žalgirio klube. Esu patenkintas. Labai gerą trenerį, labai geras treneris treniruoja, padeda labai. Džiugu, iš tikrųjų džiaugiuosi. Čia sutikome ne tik puikią laisvalaikio praleidimo formą atradusių įvairaus amžiaus alytiškių, bet ir turinčių aukštų sportinių siekių. Šiuo metu stengiuosi pasiekti jau galiūnuose šitą. Netgi pasirinkau savo studijas dėl sporto. Nusprendžiau likti Alytuje. Norėjau stoti į Vilnių, bet likau čia. Šiuo metu intensyviai ruošiuosi vasarai. Vasarą vyksta vasaros varžyboms galiūnų. Šis sportas užima 1 vietą. Aš dabar ruošiuosi vasarą varžybom. Galiūnų sezonas atsidarys vėl birželio mėnesį ir bandysim sudalyvauti. Fizinis aktyvumas, režimas padeda planuoti dieną, nuteikia darbui, pozityviam mąstymui, pakrauna energijos kūrybiniams užmojams. Žymiai pagerėjo savijauta, pradingo visos ligos. Jei nuėjus pas gydytoją seniau skaudėdavo ir ten ir visokių problemų, dabar neturėčiau kuo nusiskūs pas gydytojus. Pirmiausiai tai, aišku, psichologinis stabilumas. Savivertė pagerėjo, bent jau man. Fizinė savijauta iš tikrųjų gera, žvalumas atsirado toksai. Aišku, jėga padidėjo. Ir galų gale figūra, vis tiek, kada dirbi, tai tobulėja. Atradau geresnę savijautą, šiek tiek gal daugiau pasitikėjimo savimi ir šiaip kartu ir geras laiko praleidimas. Ir manau, kad labai padeda savo sveikatai. Sporto centre Žalgiris vyrauja demokratiška aplinka, bendraujama šiltai ir betarpiškai. Kaip lakoniškai apibūdina čia besilankantieji, tvarkingas ir ramus klubas, kuriame labai jauku sportuoti. Čia malonė aplinka, geras kolektyvas, geri treneriai, ypač Darius man daug padeda, rūpestį jaučiu visą laiką. Ir kažkaip įgauni gerą nuotaiką atėjęs
jeigu ir ateini nelabai kaip nusiteikęs, tai išeini tikrai geros nuotaikos. Labai kolektyvas geras, tiek pats Irmantas labai malonu, aš net negalėjau pagalvoti, kad tai ponas direktorius, nes malonus žmogus, tikrai miela malonu. Trenerė aerobikos labai įdomios man treniruotės, tikrai labai įdomios, įvairios ir labai krūvis. Geras krūvis didelis. Treneris Darius labai patiko, labai, kaip pasakyti, kruopščiai labai dirba, labai į kiekvieną žmogų, ar senas, ar jaunas, ar vyras, ar moteris, labai visi žiūri, viską pritaiko, labai stengiasi. Ir jauku, man gera čia, aš ateinu 5 kartus ir dar ateičiau. Ir trenerių darbas labai patenkinta, ir žmonėmis, kurie čia sportuoja, ir visa administracija, ir treniruokliai nauji, viskas nauja, švaru, higieniška, malonu. Taip, man šitame sporto klube labai patinka aplinka bei įeinantys žmonės, nes visi yra kultūringi, bendraujantis, atviri tokie, nėra tokių piktų žmonių. Netaisyklingai darydamas pratimus, žmogus gali save traumuoti, pertempti širdies ir kraujagyslių sistemą. Kad šito neatsitiktų, sudaromos programos yra saugios, o krūviai optimalūs. Neteisingai atliekant pratimus, juos darant galima labai pakenkti organizmui, ta prasme, ir traumų gauti, ir pakenkti sveikatai tikrai daug galima, jeigu žmogus neprižiūrimas, nekonsultuojamas, nesitariamas su treneriu, tikrai galima daug pridaryti savo žalos. Darius Bernackas į treniruoklių sporto salę esą įžengė būdamas 11 metų ir iki šiol sporto neapleido. Anaiptol, jau kuris laikas savo patirtį ir įgytas žinias, kaip rasti tiesiausią kelią tobulo kūno link, sėkmingai perduoda sporto centro Žalgiris lankytojams. Man kaip treneriui didžiausią džiaugsmą teikia, tai aišku, be abejo, kada žmogų ten ruoši varžyboms ar sportiniams pasiekimams, tai yra viena forma džiaugsmo. Toliau, kada senyvo amžiaus žmonėms suteikia gerą savijautą, jisai pradeda naujai matyti gyvenimą, jo kokybę gyvenimo, tai ir suteikia džiaugsmą, kada žmogus pradeda gyventi naujų gyvenimų, jo pagerėja savijauta, nuotaika, jisai pajaučia gyvenimo kokybę, kad jisai gali gyventi sveikai, kelti sveikas, eiti gulti, atsikelti žvalus, eiti miegoti žvalus. O tas man didžiausią džiaugsmą teikia, kad galima padėti žmogui. Beviltiškų situacijų nėra, įsitikinę šiame sporto centre dirbantis instruktoriai. Galima pasiekti labai džiugių rezultatų, jei orientuosimės į nuoseklų darbą, kuris ilgainiui išauga į gyvenimo būdą. Tačiau tik kvalifikuotas treneris gali parengti programą ir ją keisti, priklausomai nuo besitreniruojančio tikslų ir uždavinių. Aš kaip treneris, aš turiu suteikti, kas įmanoma geriausia žmogui, kad jisai jaustų, kad jisai progresuoja, kad jisai tobulėja, žmogus pats atsirenka ir mato, ar jisai tobulėja, ar jisai progresuoja, ar jo savijauta gerėja ar blogėja, analizuojamės, tariamės, tenais, kalbamės, kaip geriau, gal kažkas netinka, gal vėlgi priklauso nuo kūno struktūros, nuo sudėjimo kūno, nuo bendros fizinės būklės, nuo širdies būklės. Šiandien daug faktorių yra, kurie lemia tą treniruotės eigą, pačią parinkimą programos. Aišku, jisai gali pareikšti savo norus, ar numažinti svorį, ar bendrą fizinę būklę pagerinti. Vėlgi žiūrima, tai atsižvelgiama be abejo, kad žmogus būtų patenkintas, kad jisai suvoktų, kad sportas ne kažkoks, tai čia yra kaip veltui praleistas laikas, bet kad jisai gautų naudą iš jo, kad jisai pajaustų, kad jisai teikia naudą jam. Jei ne tik aktyviai sportuosite, bet ir laikysitės taisyklingos mitybos principų, puikus rezultatas jūsų kūnui ir sielai garantuotas. Geriau išgerti sveiką, gerai subalansuotą kokteilį, nei darbo vietoje suvalgyti greito maisto užkandį, teigia specialistai.
Baltymas yra svarbus ne tik sportuojančiam organizmui, bet aplamai mūsų visam bendram sveikam gyvenimo normaliam būdui. Kadangi iš baltymo yra skaidomos amino rūgštys, iš kurių organizmas gaminasi tiek medžiagas, tiek, sakykime, naujų ląstelių susikūrimas yra daromas iš pačio baltymo. Mūsų maistas kuo toliau to vis prastėja ir iš paprasto elementaraus maisto baltymų kiekis yra gaunamas per mažas. Dėl to ypač sportuojantiems arba aktyviai gyvenantiems mes rekomenduojame papildyti baltymo racioną, tai būtent baltyminį kokteilį. Tai yra išrūgų koncentruotas izoliuotas baltymas, biologiškai vienas iš stipriausių, savo sudėties visiškai neturi angliavandenių. Tai yra grynas baltymas, kuris, sakykime, po treniruotės, po fizinio krūvio metu pamaitina visą organizmą, ne tik raumenis, bet visą organizmą ir negaunamės angliavandenių. Tai, ypač dietos besilaikantiems, norintiems sulieknėti, yra labai svarbu būtent šitas baltymas, kadangi mes neatstatom kalorijų, ką sudeginom fizinio krūvio metu. Niekuomet nevėlu į savo dienotvarkę greta šeimos, darbo, kelionių, pramogų, materialinių ir kitų dalykų įtraukti treniruotės. Ne veltui yra sakoma, jog kūnas yra šventykla, kurioje gyvena siela. Ir tik nuo mūsų pačių priklauso, kokią palankę aplinką jai skleistis ir žydėti mes sukursime. O dabar vėl kviečiame užsukti į svečius pas parapsichologę Liudmilą. Taro kortų, psichologinės astrologijos, chiromantijos ir numerologijos žinovę. Numerologija šiais laikais nieko nenustebinsi. Bent kiek jie besidomintys žino, jog tai metafizinis skaičių mokslas, suteikiantis žinių apie asmenybės esminės savybės. Numerologija padeda geriau suprasti datas ir skaičių prasmę. Kiekvienam žmogui ji gali parodyti gyvenimo kelią. Mūsų pašnekovė, parapsichologė Liudmila, iš prigimties būdama kūrėja, atrado savitą numerologijos sistemą, pagrįstą daugybę pavyzdžių. Pirmiausiai, aš pradėjau domėtis, labai tas klausimas gyvenimo ir mirties. Tas susijęs man labai jaudindavo ir gal ta tokia baimė kažkokia, kaip čia tas žmogus paims ir išnyks dabar, numirs, išnyks ir manis nebus, kaip čia gali būti taip. Ir aš pradėjau ieškoti, reiškia to atsakymą, kodėl, kaip. Dabar vėlgi prasidėjo toksai etapas, kada pradėjau vaikščioti netgi po kapines ir užsirašinėti nuo paminklų, reiškia, kada kas gimė, kada kas mirė. Ir pradėjau vėlgi, kadangi skaičius labai mylėjau ir matematiką, ir aritmetiką, ir geometriją, ir visus skaičiukus. Ir vienu žodžiu pradėjau aš skaičiuoti, kodėl, kaip, ir ar galima kažką tai pakeisti, pakoreguoti. Kodėl žmonės žūsta, ar tai jau atėjo jiem laikas, ar jie dar gali kažką tai pakeisti į savo pusę, savo naudai galų gale. Tai ir sakau, prasidėjo tos mano tokios ieškojimai. Pirmiausiai tai po kapinės atrodo, vėlgi kažkas su mistika, kapinės, tai čia baisu, baugu. Ne, aš naktį tai neidavau, aš eidavau dieną į tas kapinės ir tiesiog nuo paminklų rašydavau. Paskui iš spaudos, reiškia, kada rajoniniai laikraščiai būna, ten dalį rajoniai ir šiaip, reiškia, kada gimsta, miršta. Iš pradžių vėlgi sekiau tų didžių žmonių, reiškia, gimimo datas ir mirtis, paskui ir tų paprastesnių žmonių, kad vienu žodžiu, nuo kokių jie ligų. Pradėjau aiškintis, pirmiausia, aišku, nuo kaimynų, nuo draugų, kokia liga susirgo, kas jiem buvo, kodėl jie... Tyrimai tęsiasi. O tie tyrimai
tyrimai tęsiasi labai ilgai, labai daug metų. Jeigu tas pati pradžia, tas ieškojimas kažkur nuo 25, tai jau dabar eina 25 metai. Nuo tų, šiaip gal net ir daugiau, gal kokie 30 jau metų, kada, reiškia, jau nuo jaunystės pradėjau domėtis. Ir sakau, tas klausimas visą laiką man nedavė ramybės, kaip ten su tuo žmogumi yra, kodėl taip, o ne kitaip. Ir man būtinai reikėdavo atsakymų, reiškia, tai aš jau juos bandydavau tenai knaisiotis, ieškoti, kaip ir sakiau, pirmiausiai tai su tara kortom, nes mano mama turėjo senovinės tokias tara kortas, čia tas visai nepanašios, jos buvo netgi dvigubai didesnės ir tenai ir karstai, ir gyvatės, ir viskas, ir aš ten jau išmokusi skaityti, baisiai jom domėjausi. Reiškia, ten aišku irgi vėlgi buvo skaičiai ir tuose senuose kortuose ne vien tik tai, kad tie paveikslėliai, bet ten ir skaičiai. Ir vėl man tie skaičiai nedavė ramybės ir kodėl tie skaičiai ir ką jie reiškia ir taip toliau ir panašiai. Paskui eidavau, ieškodavau tiesiog netgi pažinčių su seselė medicina, su ligoninės kokiais tai darbuotojais. O kodėl jį taip knisdavo vėl kaip ta kiaulaitė šaknį, reiškia, kodėl tie žmonės mirė, nuo ko jie mirė, kas jiem ten buvo. Ir tiesiog dėjaus, rašiaus ir ten va tokia kaip statistika vedžiausi, reiškia, kas, kur, iš kur, kodėl. Kodėl tuo metu, vėlgi paskui jau ten atėję toliau, giliau, kada pasimokiau, truputėlį ir mokslą įgavau, nes be mokslą vėlgi, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, mes niekas iš pradžių tą pradmenis turim pabaigti, reiškia, važiavau į Maskvą, važinėjaus, tenai 3 mėnesius kursuose buvau, tiesiog su įdomiais labai žmonėm teko bendrauti ir vienu žodžiu kažko tai dar pramokau. Tai va, iš tų suvestinių, paskui aš, aišku, ir pagal Pitagorą, tas va pirmasis toksai kaip mokytojas, jeigu paimkim iš tos istorijos, aišku, jis dar ir prieš mūsų erą kūrė visą šitą sistemą skaičių nuo vieneto iki 9. Vėlgi tas įdomus toksai variantas, reiškia skaičius 1 ir 9. Tai yra pagrindas, pagrindų pagrindas, reiškia vienetukai ir 9. Ir ta visa skaičių virtinė labai daug ką gali pasakyti. Mes juos paskui vėl sudedam ir taip toliau. Tai čia aišku, čia ne mano, čia Pitagoro sistema, jisai tenai sukūrė, bet mes jau gyvenam kitame laikmetyje ir mes turim visiškai kitus kriterijais, kitais matuojame savo gyvenimą ir galime, aišku, esmė nesikeičia, bet va tas pagrindas esmė, bet yra visokių šalutinių veiksnių, kurie gali dadėti kažką tai paimprovizuoti ir taip toliau ir panašiai, nes mes vis dėlto esam kažkiek tai pažengę ir tos ligos netokios kaip tada, va, pavyzdžiui, daleiskim, toj gyvenimo kreivėje sudėliota principė, reiškia, kada žmogus numirė jaunas, tai va prieš 2000 mečius tas jaunas žmogus jis numirė, o dabar medicina gali jį pakelti ir pakeisti. Tai va mes negalim tuo principu vadovautis vien pagal Pitagorą. O praktiškai, kada internete, kompiuteryje mes atrandam tą informaciją spaudoj, tai visi ir varo pagal tą vieną liniją. Vat pagal Pitagorą. Pagal Pitagorą sudėjo gyvenimo kreivę, suskaičiavo ir jeigu 0, tai tau bus blogai, jeigu vienetas tenai biški geriau, jeigu 9 pakils. Nieko panašaus. Ta žinau iš darbo praktikos, nieko panašaus. 0 reiškia ramybės būseną. Reiškia, kad žmogus tuo periodu nieko daug nesukurs. Reiškia, ir žmogus gali taip ramiai ilsėtis, juos jie likite, jeigu džiaugiasi tą, ką jisai sukūrė, ką jisai turi, ir jis tiesiog ramiai, tyliai, monotoniškai, tegu gyvena, padaro savo sielos inventorizaciją, tegul jisai susumuoja savo gyvenimo rezultatus. Jeigu jūs sudomino parapsichologės Liudmilos numerologijos ieškojimai ir atradimai, bei turite noro geriau save pažinti, remdamiesi skaičiuose slypinčią informaciją ir pasiruošti iššūkiams, prie televizijos ekranų lauksime jūsų ir kitą ketvirtadienio vakarą. Sužinosite, kaip pagal žmogaus gimimo datą sudaroma kosminė diagnostika, gyvenimo kreivė, kodėl reikėtų vengti skaičiaus 4 automobilio numeryje ir daug kitų įdomių mistika apipintų dalykų. Kokie kultūriniai renginiai, parodos, spektakliai, kino filmai laukia jūsų jau šį savaitgalį ir visą kitą savaitę? Žiūrėkite netrukus.
Kovo 28 dieną 12 val. Alytaus lėlių teatras Aitvaras kviečia į lėlių kambarį. Matysite spektaklį Spragtukas ir pelių karalius. Inscenizacijos autorė, dailininkė ir režisierė Loreta Skruibienė. Sekmadienį kovo 29 vakarą nuo 20 val. Alytaus miesto teatro kavinėje poilsio vakaras Kam per 30. Alytaus miesto teatro mažojoje foje veikia Editos Januškevičienės scenografijos darbų paroda. Galerijoje Skrydis veikia Alytaus miesto moksleivių piešinių ir fotografijų paroda Anksti ryte Alytaus socialinis veidas. Paroda veiks iki kovo 31 dienos. Kovo 27 dieną nuo 10 val. Ryto Alytaus kultūros komunikacijos centro rūmose išskirtinis Alytaus vaikų susitikimas su Raganiukės teatro aktoriais. Spektaklio žaidimo Teatro paslapčių skrynelė metu vaikai sužinos, kas yra teatras, kaip jis kuriamas. Kovo 28 dieną Alytaus kultūros komunikacijos centro didžiojoje salėje muzikos ir magijos vakaras. Muzikos pasauliui atstovaus Irena Storošaitė ir Žilvinas Žvagulis. Magijos Diana ir Arvidas Gaičiūnai. Balandžio 1 dieną Alytaus kultūros komunikacijos centre legendinis spektaklis Amerika pirtyje su Regina Varnaitė ir senųjų Kauno aktorių žvaigždynų. Alytaus kraštotyros muziejuje iki balandžio 15 dienos veikia Antano Česnulio drožinių paroda. Iki kovo 31 dienos Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje veikia žinomo spaudos fotografo Butauto Barausko darbų paroda Apie dievus ir žmones. Alytaus profesinio rengimo centro verslo paslaugų skyriaus paroda Mes mokomės kurti grožį Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje galite aplankyti iki kovo 31 dienos. Romantinė drama Nerimo dienos kovo 27 balandžio 2 dienomis nuo 20 val. Tai neišsipildžiusių svajonių, sudaužytų vilčių ir įsivaizduojamos meilės istorija. Kovo 27 balandžio 2 dienomis Dainavos kino teatras rodo nuotykių komediją visai šeimai Čihuahua iš Beverly Hillso. 15 ir 17 val. 30 minučių. Tarybinė Lietuva, 1987 metai. Istorinė drama paremta tikrais įvykiais. Mergaitė Emilija nežino, kad turi 2 seseris ir motiną. Emilija išgyvena vienatvę, pamilsta valytojas, auklėtojas. Tačiau to pilnatvei neužtenka. Slapta bėga iš mokyklos, kartais trokšta mirties, apsikasa smėlio dėžėje ir įsivaizduoja, kad jai groja laidotuvių maršą. Vieną dieną ji sulaukė žinios, kad atsirado seseris ir mama, bet jos tai nebedžiugina. Auklyte, Pranute. Emilija pamilsta svetimus žmonės. Vaidina Joana Jasunskaitė, Nijolė Lepeškaitė, Ferdinandas Jakšys ir kiti. Biografinis filmas Nepalikit, prašau. Kino teatruose nuo balandžio 17 dienos. Tai tiek norėjome jums šį vakarą parodyti. Dėkui, kad žiūrėjote. Susitiksime kitą kartą, lygiai po savaitės.
Primename, jog laidą Kultūros aidai, kaip ir kitas Alytaus regioninės televizijos kuriamas laidas, galite matyti ir internetinėme tinklalapyje adresu www.cika.lt. Malonaus vakaro. Sudie.